Mhm. Tai labas rytas. Mes šiandien jau su Aurimu anksčiau truputį susitikom, pasisveikinom. Tai Aurimo, labas rytas ir tau. Sveiki visi. Ir Aurimo, kaip matau, tokioj egzotiškoj aplinkoj. Galima iš... Sveikinuosi šiandien iš kažkur Italijos vidury. Vakar labai vėlai atvažiavom, tai net nežinau tiksliai, bet apsidairiau aplinkui. Miesto nėra, yra kalvos, labai gražu, bet jo, Italijos vidurys. Ir kažkaip tai labai galvoju, viskas susiveda į labai gerą kontekstą tokį, ne? Mes prieš savaitę užsiplanavom šitą, pakalbėjom, kad pakalbėsime apie laiką. Beje, tema šitai tinklalaidai kilo man pačiai, nes labai dažnai sulaukiu ten tokių komentarų, tai kaip tu dabar čia tiek keliauji, pavyzdžiui, šį spalio mėnesį, šiandien spalis. Spalio mėnesį namuose esu 3 dienas. 3 dienas per mėnesį. Tai tai manęs sako, tai kaip tu čia dirbi, kaip tu čia gyveni, kaip čia dar ką nors, tai galvoju, gal kažkiek tai pasidalinsiu apie tą laiko planavimą, apie tai, kur dingsta tas laikas, kaip atsiranda to laiko, kaip jisai, žinai, kaip jo nepaskubins ir ką su juo daryti. Ir žiūriugi, Aurimą mes vienas prie vieno. Ne? Aurimai irgi ant lagaminų, ant kelionėse, turi labai intensyvę praktiką ir visur kažkaip tai užtenka to laiko. Tai apie tai šiandien mes ir kalbėsimės, kažkaip tai, kaip turėti laiko, kaip rasti laiko tam, kam patinka ir dar gal kažkokiu naujų fokusų atsiras. Tai Aurima, papasakok, kaip tu ten toje Italijoje atsiradai, bet dabar pradžiai. Dabar tai mes su šeima, tai mūsų šeima dabar labai sumažėjusi, iš 9 žmonių, didžiausias skaičius mūsų šeimoje, tai mes esam dabar 4. Kaip normali šeima, galima taip sakyti, ar ne, juokiasi visi. Tai su 2 savo vaikais paaugliais, kuriem yra 12 ir 14 metų. Iš tikrųjų, esam pirmą kartą su tokiais vaikais, tik su tokiais vaikais, todėl kad, esam buvę su paaugliais, bet visada dar namuose būdavo mažų vaikų. Dabar tas šeimos pasikeitimas būtent šiais mokslo metais, nes išvyko dar viena dukra studijuoti kitą miestą. Ir iš tiesų, aš tikrai turiu pasakyti ir visiems, ir savo tą aišku pasakiau, kiekvieną kartą, kai šeima yra kaip sistema ir pasikeičia sudėtis, jinai turi persitvarkyti. Todėl, kad mes visi vienas kitą labai veikiam ir kaip sistema juk yra kaip toks organizmas, kuris įtakoja vienas kitą, kiekvienas dėmuo. Tai tikrai tą jausdama, žinodama, o tas tikrai labai jaučiasi, nors atrodo, kas čia tokio, taigi viskas gerai. Ne. Vyksta pasikeitimai ir tam, kad šeima toliau funkcionuotų, nebūtų disfunkcinė, būtinai kiekvienas šeimos narys turi prisitaikyti, vėl iš naujo surasti savo vietą. Nes atsirado daugiau tos vietos, kaip ir erdvesnė, bet mes esam pripratę juk kitaip. Ta tikrai labai jaučiam visi. Ir aš sugalvojau šitą kelionę su šitais 2 paaugliais. Tokia, kaip tik dabar yra mokinių atostogos Prancūzijoje 2 savaitės, pas mus kas 6 savaitės, 2 savaitės atostogų. Labai man patinka šitą sistema. Ir mes keliaujam 10 dienų. Aš pasirinkau Italiją, todėl kad, aš esu kelionių organizatorius mūsų šeimoje ir aš nesu buvusi, jau senai labai planavau tokią pažintinę, ne per didelius miestus iš tikrųjų, bet gavosi truputį ir per miestus, nes mėgstu miestus, bet truputį daugiau tos Italijos pasižiūrėti, tokių, nežinau, ne tai, kad labai autentiškų, šiek tiek turiu prisipažinti, buvau romantizavus Italiją. Yra paprastesnė negu kad atrodo mums. Tai tokią kelionę sugalvojau, tai yra šiaurės Italijos. Kaip žinom, visi labai daug yra visokių architektūrinių paminklų, muzikos. Daug labai Italijoje yra kultūros. Tai šitą labai mėgstu. Mūsų vaikai, kadangi keliauja nuo mažumės ir šitie, kuriems 12-14, jau tuos visus savo metus keliauja visą laiką. Bet dabar jie keliauja vien tik su tėvais, jiems patiems labai irgi toks geras, naujas įspūdis, nežinau, ar geras, gal ir visaip ten yra. Ir mano ta kelionė buvo suplanuota būtent šitą šeimos naujos sistemos sudėčiai, kaip pasakyti, ne tai, kad užtvirtinti, bet
pajausti, kad mes jau dabar keturiese, kad mes kažkaip gyvensim dabar kurį laiką praktiškai, kol jie išeis iš namų, kokius 6 metus, 5-6 metus gyvensim keturiese. Tai va toks kelionės planas. Na ir dabar yra kaip tik pusiaukelė, nes jau mes nuvažiavome per viršų visą. Veroną apžiūrėjom, Florenciją, dabar esam truputį žemiau, eisim į kažkas kaskadas ir paskui kilsim jau palei jūrą, jau link savo namų, keliausim, žodžiu, per visą pakrantę, ten irgi labai gražios vietos, Genuja, Piza, Turinas, Livornas ir žodžiu. Tai va, tai truputį taip. Vau, tu žinai, paskui ir aš pradėjau vardinti tos miestus ir aš prisiminiau, nes aš irgi esu turėjęs tą europinę tokią kelionę, mes tada su vyru, bet čia 2013, tai jau seniai, keliavom 18 šalių per ten 2 mėnesius panašiai. Jo. Tai vat, būtent tenai, vat, žinai, ką tu paminėjai, vat, tos miestus, ten vat, ir tos Italijos gabalas, ir daugybė, vat, mes iki Kroatijai sustojom. Ta prasme, kur. Tai, irgi tokių prisiminimų vaizdinių iškilo, žinai, ir aš galvoju, vat, jeigu įeinat į tą temą, ne, kurį mes kalbam per kontekstą, beje, aš šiandien negaliu net akinių nusimti, nes vakar Air Baltic'e sėdėjau ir bandžiau užsakyti skrydžius, paskui dalinuosi su Aurima. Tai, ta prasme, ta aistra kelionėm, jos negali sustabdyti. Ne? Ir mes kažkur dar prieš pat laidą kalbėjom, kad būna kartais, kad jau net, sakai, ir vėl kelionė, ne? Dar kažkur keliauti reikia. Tai iš tikrųjų, tas toksai yra didžiulis poreikis keliauti kažką tai patirti, bet kaip tada, Aurima, kaip tu tada derni tai, nes, kiek aš suprantu, pas tai tų kelionių yra vos ne kas mėnesį, ne? Ir yra darbinių kelionių, yra, kažkokiu tai, kaip pasakius, tų, kuriuos su šeima planuoji, ne? Jo, aš taip tikrai keliauju daug ir mano netgi knyga visą parašyta, ar ne, privati praktika, psichoterapeutės užrašai. Taip aš 2 metus keliavau po lietuvių bendruomenės Europoje ir Amerikoje. Ir tai buvo mano kažkokia labai senos svajonės realizacija, kai aš tikrai buvau susigalvojus, žinot, kaip mes rašom tuos norus, ir aš rašiau tuos norus ir jie išsipildė, kad keliauti kiekvieną mėnesį ir taip netgi, kad po 2 kartus. Tai, nes dar labai tokia sena mano buvo svajonė būti stiuardese. Irgi dėl to, kad, tiesiog keliauti. Tai čia dar buvo jaunystės tokia, paauglystės svajonė, tais laikais, kai dar nebuvo taip paprasta keliauti. Tai va, tai tas svajonė juokiausi, kai aš skraidydavau 2 kartus per mėnesį kur nors. Tai galvodavau, aš jau tikrai kaip stiuardesė, tik tai, truputėlį sėdžiu kaip keleivis, bet, pats tas grafikas tai toks stiuardesiškas jau. Jeigu reiktų, galėtum pavaduoti, ne? Tiesiog tas jausmas, kad tikrai, labai, tiesiog tikrai tas lagaminas yra neiškraustomas ir, tai, nes tos savaitgalinės kelionės nebūdavo, kad ten išvažiuoji savaitę, tiesiog išskrendi penktadienį, sekmadienį grįžti, tai, ir taip kas 2 savaitę, tai kažkaip fainai, šiaip buvo labai, labai fainai, aišku, labai daug nuovargio, tikrai, po to atėjo covidas ir gerai, kad atėjo covidas, iš vienos pusės, iš kitos pusės labai, labai, labai mane stipriai paveikė, nes, labai stiprus pasikeitimas. Ir tada buvo labai sunku išjudėti po covido, išjudėti vėl kažkur keliauti, būdavo atrodo, o Dieve, tai kaip čia dabar reikia, kaip čia dabar bus. Ir dabar jau vėl išjudėjau ir keliauju tikrai rugsėjį buvau Norvegijoje savaitgaliui, buvau Romoje savaitgaliui, buvau čia vietoje, Prancūzijoje keliose vietose, taip, tikrai kiekvienas 4 turbūt kartai. Dabar spalis, spalį susiplanavom su vaikais šį kartą ilgesnę tokią kelionę, nes darom kelias ilgesnės per metus. Aišku, mes daug keliaujam su vyru dviese, aš keliauju su darbu. Dabar klausimas buvo, grįžkim prie to, ką tu ten klausai, kaip man tai, kodėl aš taip darau. Darbą, ne, aš suprantu, darbo kelionės viskas tai susijęs su darbu. Bet, intensyvi psichoterapeutės konsultacinė praktika ir šitie kelionė, kaip tu tai darai, papasakok. Aha, tai kai aš tik pradėjau tai daryti, tai aš tikrai, dar, kaip čia dabar pasakyti, kadangi gyvenu Prancūzijoje 8 metus, tai atvykau iš Lietuvos ir, prisipažįstu, aš darboholikė.
Ir, tikrai, ir tai nėra pasveikstama, tai reikia savo tai sakyti kiekvieną kartą, nes po to, kai aš pradėjau jau dirbti su tuo, kad, reikia mokėti ilsėtis, kad galėtum gerai dirbti, bet tai nepadarė manęs nedarboholikė, aš turiu savo priminti, kaip alkoholikai. Jeigu aš alkoholikas, aš galiu negerti ten 20 metų, bet vis tiek žmogus turi sakyti, ar ne, kad aš alkoholikas. Tai aš irgi turiu sakyti, kad aš darboholikė. Ir nesvarbu, kad aš jau nedirbu taip, kaip dirbdavau anksčiau, kaip, blogai. Dabar jau yra kitaip, yra poilsis ir darbas, derinimai tikrai. Ir tai darau su pastangom, nes tai savaime neišeina. Dirbti man yra lengviau negu nedirbti. Bet todėl planuoju poilsį. Tai va, tai kai tik tai pradėjau keliauti, tai labai labai dirbau. Ir dirbau visur, nesvarbu, oro uoste. Tiesiog, bet tas darboholizmas, jisai davė tokį, nes tai yra kaifas, tai yra draivas, tai yra toks visas labai gerai. Bet, aišku, aš kai pradėjau su savim dirbti ir derinti tą poilsį, aš pradėjau derinti ir darbą. Ir būtinai turi būti ir poilsio, ir darbo. Ir jeigu išvykstu ilgesniai kelioniai, jeigu darbiniai kelioniai, tai viskas gerai, bet jeigu poilsiniai, kaip dabar, pavyzdžiui, atostogom, tai aš tikrai nusikeliu savo darbus, konsultacijas, seminarus, išsivalau ten, tarkim, kiek aš nusprendžiu savo leisti savaitę, ar daugiau, ar mažiau. Ir dirbu, išimtinais atvejais, galbūt kažkokį 1 ar 2. Yra tokių situacijų, kur tiesiog negali nukelti, yra. Tai va, tai nėra paprasta. Noriu pasakyti, kad tai yra tikrai jau menas, jau reikia su tuo irgi, kaip pasakyti, dirbti, ar ne, kad tai reikia derinti, žiūrėti, galvoti, planuoti, skaičiuoti, atsižvelgti būtinai ir į save, ir į kitus. Nėra tik tai, kad vien tik aš egzistuoju, arba vien tik tai kitiems viską atiduodu, bet čia tas balansas. Tai su šituo tikrai džiaugiuosi, kad, jau augu tame ir tas nėra, kad man savaime išeina, tikrai ne, turiu kiekvieną kartą, priminti, žiūrėti, atsižvelgti, sąmoningumo labai daug reikia. Savaime neišeina. Nes tai yra kaina, tam tikra kaina. Kiekvienas mes mokam už viską, nebūtinai pinigais. Žinai, kai tu kalbėjai, panašiai aš gyvenu ir galvoju, tai, kad daliniesi apie planavimą, tai be šito turbūt niekaip. Ir planavimas čia yra ne tik, kad susidėti kalendorių. Planavimas man pačiai, tai yra iš mano vidinio aš, iš to tokio savęs esaties suvokimo, žinai, kas aš esu ir kaip aš valdau savo gyvenimą, jeigu planuojant keliones. Nes realiai, mūsų profesijoje, tavo, mano, tu turi būti resursė, kad galėtum dirbti. Taip. Negalime, žinai, kad iš kelionės kažkaip tai ten atbėgom, lagaminą numetėm ir atbėgom čia konsultuoti. Taip nevyksta, ne? Realiai reikia ateiti pasiruošus, būtinai pailsėjus, resursę, su energija, kad ir klientui ir galėtum efektyviausiai būti, su tam tikra vidinė ramybė, nėra to tokio. Tai bet, kad būti toje būsenoje, tai čia yra, kaip sakytų, menas. Dar ir suintegruoti visus tos pomėgius ir norus, kurie yra, ir dar tas keliones, ir tą judantį gyvenimo būdą. Ne? Tai man pačiai tai irgi užtruko daug metų. Žinai, atrasti tą savo kažkokį tai balansą ir pradėti planuoti ir žinoti tiksliai, kada, ką tenai galima įsidėti, žinai, ką pasislinkti ir be abejonės tose kelionėse būna paskaitų, bet kada pasimažinti, kada pasididinti, žinai, tai toksai man atrodo, žinai, labai svarbus ir, žinai, mano atradimas tai buvo viena svarbi nuostata, kad viskas užtrunka tiek, kiek turi užtrukti. Žinai, nesupranti, kai mes šiaip gyvenime, veikmaloje, veiksmuose kažkokias puolam daryti planus, ne? Tai atrodo, žinai, kaip atrodo, šiandien planuoju, tai jau po mėnesio bus, ne? Nes tai ilgalaikiai planai, tai atrodo, kad tenai, žinai, ilgai ten užtruks, ten, kokie, o trumpi, tai ką aš čia imsiu ir padarysiu, ne?
Bet realiai, nu, taip nevyksta. Ir va dažnai, kai prisimeni tą balansą, ane, tą, nu, kad reikia ir pailsėti, ir keliauti, ir netikėtos aplinkybės kažkokios atsiranda, ir savim pasirūpinti, ir sveikata, ir, nu, visa tai, kada pradedi žiūrėti, tada automatiškai pamatai, kad, okei, žinai, tie planai, nu, užtruks tiek, kiek užtruks. Ne? Ir planuoti reikia labai atsakingai su tuo rezervu. Aha. Tai vat, žinai, man, vat sakau, labai išlaisvino ta mintis, žinai, apie tai, kad, nu, neskubėti. Žinai, jeigu norisi tikrai turėti va, tą subalansuotą resursinį gyvenimą ir jį talpinti daugiau dalykų, tai planuoti su rezervo laiko, nuosekliau, atsargiau, taip ramiau, bet tada garantuotai pasidaro, nes kitaip tai, žinai, tai yra prisirašai kalendorių, bėgi, nieko nespėji, žinai, streso daugiau kyla, efektyvumas krenta, nu ir žodžiu, tada jau visas. Bet kokia tavo patirtis, aš savo, žinai, tai pasidalinau dabar. Aš tai prisipažinsiu, man ne visada pavyksta. Ir netgi, vat, nu, imkim šitą kelionę, ar ne, ir atrodo, aš tikrai mėgstu pasimėgauti ir, nu, pabūti ir kažkaip taip, nu, net, kaip sakom, ne galopam po Europą, bet kažkaip tai ir vis tiek nepavyko. Ir, vat, nu, tas jausmas buvo, kad, nes, nu, irgi neapskaičiau, pavyzdžiui, kad mūsų automobilis yra elektrinės ir kad reikia ten tos pakrovimus daryti ir kažkaip galvojau, nu, tai ten nuvažiuosim, jau tada ten pabūsim ir viskas išsitęsė ir tada, nu, atvažiuoji labai vėlai ir jau 11 ar ten 11:30 jau reikia miegoti ir čia nieko nepasimėgavai. Ir arba vakar buvom mes Florencijoje ir ten kažkaip tie autobusai. Nu, viską, aišku, priimam, jokio ten, pavyzdžiui, nebuvo, nei visi mes kažkaip labai ramiai sureagavom, bet atvažiavom ir sakom, nu jo, būtų faina, buvo anksčiau atvažiuoti, bet autobusai ten kažkokie mes, kur važiuojam turistiniais, tai ten darė pertraukas, nu kažkaip, va taip, ir mes tokie, ten laukiam, bet galvoju, bet gerai, mes kol laukiam, tai nuėjom kavos išgėrėm, ledų suvalgėm, nu, bet tai persitvarkai, bet neįmanoma suplanuoti, nes norėjosi vienaip, gavai kitaip. Ir va turbūt tas mano buvo žingsnis priimti tai, ką gauni. Nes nu, ne tai, ką tu norėjai gauti, o tai, ką tau davė. Ir aš taip irgi vaikam kiekvieną kartą pabrėžiu, žiūrėk, tu matai, ir aš sakau, tavo mama, ar ne, kuri ten planuotoja didžioji, ir sakau, vis tiek negavau, ko norėjau, nes mano ten ta kavinė, kurios norėjau, buvo uždaryta pirmadienį. Nu, okay. Ir taip, net taip truputį parodiškai sakau, nu, bet dabar man čia verkti reikėtų, nes, nu, bet negavau, ko noriu, ar ne, ir taip, kai žiūrėjau, sako, nu, jo, bet jiem tai telefonai svarbiausia, aišku, kad ten, nu, laiką irgi numažinom, nu, jie ne, žodžiu, tokios paralelės. Bet ką tu sakai, kad vaikai mokosi iš gyvenimo ir iš tėvų. Ne, aš tą pabrėžiu, sakau, žiūrėk, sakau, matai, aš taip norėjau tos kavinės ir nėra jos, ar ne, tai ką man dabar verkti, čia atsisėtus, galvoju, nu, tai ir nu, tas tikrai ir parodžiau liūdės, nes man buvo liūdna realiai, ta prasme, aš neapsimetinėjau, kad man čia, viskas gerai, nu ne, man nepatinka, kad, nu, ne pagal mane, ar ne, bet kaip, nu, iš to išeiti, ir tas irgi ne visada būna labai gražiai, gal ten, nu, kažkaip, tai va, tai apie tai kalbėjom ir paskui, tai ta tavo tema grįžtant, ne, kur tikrai tu sakei, o kaip, nežinau, kaip užaugti greičiau, ar ne, kaip tapti kažkuo greičiau. Tikrai ir mano darbė klausia žmonės, nu kaip man va čia suprasti. Ir aš kartais sakau, nu iki 40 metų nesuprasit, žinokit. Tai sakau, ką? Tai kodėl man dabar čia laukti tiek metų? Nu, bet sakau, tiesiog tai psichika veikia, nu ne viskas ateis. Dabar yra kiti prioritetai, ten yra, nu tokius dalykus turi daryti, ne kažką apie buitį, kažką apie, nežinau, ten poravimasis, formavimasis. Ir tik paskui ateis tie pervertinimai, vertybių, nu jie tikrai neteis anksčiau 40, nors tu tą nori daryti, nu jeigu tau 7 metai, nu tu negali laikyti brandos atestato egzaminų, nu niekaip, nors ir tu labai protingas, ar ne, bet reikia tą išgyventi, tas klases, nu kažkaip. Tai va tą labai ryškiai, nu tikrai noriu pasakyti ir aš galvoju, čia kaip ir apie keliones kalbam, bet nu, ta tema buvo apie tai, ar ne, Sonata, kad o kaip mums greičiau gauti tai, ko nori, nu tas ne visada. Sakyti, to laiko turim duoti, ar ne, turim skirti, turim išbūti. Aš labai esu, nu, to temperamento greito, ar ne, tų dviejų miksas, kur man reikia
kad būtų vakar buvę geriau. Bet jo, mokausi, tam reikia pastangų, save sustabdyti, sulaikyti, sakyti, okei, viskas gerai, imu tai, ką turiu ir rytoj pažiūrėsim kažką tai naujo. Bet tam tas užtruko dešimtmečius, ta prasme. Žinai, bet tu dabar kalbėjai apie tai, aš irgi reflektuoju su savim ir labai džiaugiuosi, žinai, labai geras jausmas yra, kada gali jau priimti, žinai. Kada jau, žinai, kiek bus, tiek gerai, ačiū. Žinai, didžiulis dėkingumas už tai, kas yra. Ne? Fokusas vis tiek, aišku, lieka, nes norėtis, tai norisi, ne? Ir norų yra galybės, viską, ir va, tas toksai judėjimas link to fokuso. Bet, žinai, ar čia bus per metus, ar čia bus per 3 metus, jau man dabar, aš galiu su tuo gyventi, žinai, ta prasme, ir tas, va, suteikia daug komforto. Ir iš tikrųjų, va, man atrodo, toje erdvėje, va, ir vyksta tie stebuklai, nes man tai vyksta jie nuolat, žinai, bet aš svarbiausia fokusą turiu, kažkaip tai priimu tai, kad bus, kada bus. Ir žiūrėk, kažkas va tokios aplinkybės pradeda dėliotis. Ir aš dabar galvoju, žinai, čia pas mane irgi, va, atvykau į Suomiją, jau 3 metai atgal, atrodo jau ką čia daryti ir kur čia dabar realizuoti, čia kažką tai naujo, žinai, norisi bendruomenės, norisi dar kažko. Ir, žinai, atrodo, imk ir baladok, žinai, su galvai, bet kurias duris, kur čia man įsitrinti, kur čia mane paimti, žinai, toksai lyg jausmas. Ir žiūrėk, vat, iš tikrųjų, kai tai apleidi, vat, aš gavau savyje tą vidinį jausmą, bet galvoju, okei, tai žinai, jeigu aš ten daužysiuos, trankysiuos, tai pavargsiu, ne? Ir žiūrėk, po kiek laiko pradeda dėliotis visos aplinkybės, kur tai iš čia ir viskas susidėlioja geriausiu būtų, koks tik įmanomas. Tai vat, tas niekur nepaskubėsi, ne? Man idealiai tinka, nes jeigu skubėsi, tai apsidaužysi ir būsi ten pat, kur būtum ir jeigu neskubėtum. Jo, ir man tikrai labai norėdavosi tiksliau skubėti, kad greičiau. Man taip atrodo, mane labai išauklėjo mano nėštumai. 7 kartai, kada tu negali nieko paskubinti, tu tiesiog turi išbūti tame. Aš labai jausdavau. Aš norėdavau, čia jau pastoja, čia jau gauni vaiką ir toliau fainai gyveni savo. Ne. Tie 9 mėnesiai, jie tiesiog mane sustabdydavo ir aš suvokdavau, kad reikėjo išbūti. Ir ne tik, kad išlaukti, bet gyventi. Gyventi per tą laiką, ne? Gyventi toliau, kurti, dirbti, keliauti. Ir va tas, tikrai, aš turbūt nesąmoningai, bet tiek vaikų turėjau tam, kad, užaugčiau su savo tuo neskubėjimu, nes, temperamentą turiu tikrai labai, labai greitą ir, tai aš ir vertinu čia kaip tokią savęs auginimo praktiką. Taip, sutapo, ar čia nežinau, kaip gavosi, bet jau. Bet, iš tikrųjų, žinai, aš dabar sėdžiu ir galvoju, kiek tu metų mama, nes aš jau, žiūrėk, tuoj 28 metai visą laiką mama. Žinai, ta prasme, nebuvo laiko, kad, turiu minti, kad nebuvo laiko, kad mažų vaikų mama. Ne tai, kad, žinai, būtų, kad čia jau pagyvenau laisva, žinai, ir taip toliau. O tu kiek laiko mama? Tokių mažų vaikų. Mažų tai nežinau, bet 30 metų. 30 metų mano dukrai bus šiais metais, bet neužilgo kitą savaitę. Tai 30 metų mama. Ir maži vaikai, dabar dar 2 nepilnamečiai, tai vis tiek tai yra, tikrai rūpinimasis, ar ne? Bet aš sakau, aš kalbu apie tą tokį, kad supranti tą laiko reikšmę, ar ne? Kad viskas, kaip vaisiai subręsta. Jie netitinka taip, kad pasodinai sėklą, pasėjai ir jau rytoj atsikėlė ir jau gali valgyti vaisius, ar ne? Nėra taip, tai tas mane labai užaugino, nes aš norėdavau, kad tai būtų. Aš noriu čia ir dabar, duokit man greičiau. Būdavo taip. Jo, ir tegul vaikai būna užaugę, ir tegul verslai būna užaugę, ir pats norėtum jau, žinai, būti jau čia, ar kažkoks tai specialistas daug greičiau, ne, ar ten kažkoks tai dar, ten verslas sėkmingas žmogus, kuo greičiau, ne. Bet, kaip tu sakai apie vaikų analogiją, man dar atrodo, žinai, bet vaikai mus moko dar ir vertinti tą laiką. Nes aš galvoju, kas mano gyvenime būtų, jeigu dabar nebūtų Emos, kurie tuo išešė, ne, jau po porą savaičių. Realiai, tie didesni vaikai, taip užaugo.
Ir, žinai, nuo tokia tuštuma tarsi, ne, nu vis tiek vaikai kažką tai liudija mūsų gyvenime, ne, ir tą vat laiką liudija, ir leidžia sustoti, ir pabūti. Ir, žinai, ypatingai dabar aš suvokiu, kad kiekvienas tas apkabinimas, kuris yra, tai jisai toks vertingas, nes paskui jų tiek nebus. Ir tokių šiltų, tų minkštų vaikiškų rankyčių nebebus. Jos bus kažkas kitaip. Ir, žinai, man va tas irgi vat stabdo ir leidžia, žinai, pamatyti, kad ne tik tikslų pasiekime kažkokiam yra laimė, ne, bet toje akimirkoje labai daug laimės, ne. Ir tas laikas taip jis ištirpsta akimirkoj, bet ta akimirka jinai duoda mums labai daug, žinai, tos, nu, kaip džiaugsmo, ane. Kai sako, mes visi norim būt laimingi ir džiaugtis gyvenimu, bet bėgam kažkodėl tai, kad kažką tai gautume, vietoj to, kad džiaugtumėmės juo, tą akimirką, kuri yra, žinai. Tai va ta vaikų tema, kai tu palietei, man labai labai atsišaukia, žinai, kad, nu, jie iš tikrųjų mus moko. Bet, žinai, man, kai tu pasakoji, dar vienas prisiminimas iškilo, kad kai aš laukiausi sūnaus antro, savo, tai aš šitiek norėjau šokti, kaip aš laukiau, kad tas nėštumas baigtųsi, nes aš negalėjau šokti, man kažkaip tai nėjo. Ir, žinok, man buvo toks noras šokti, žinok, kad buvo, atrodo, kada tai baigsis, nes, žinai, muzika pasileidžia ir, žinok, net ašaros bėgo nuo to noro šokti. Aš tai, žinok, aš tai tokia, nu, turiu tokią psichosomatikę, aš truputėlį, nu, bet išsergu, aš turiu tą sveiką psichiką, bet man kūnas jisai padeda nuo emocijas išjausti ir aš tokia, nuo mažens, nuo vaikystės, nu, taip mėgstu peršalimo ligas, aš taip tokia, iš tikrųjų, nu, iš pradžių taip kažkaip tai nemėgdavau, dabar tai nemėgstu, sirgti nieks nemėgsta sirgti, bet labai priimu, kad, nu, okei, reiškia, jau poilsio trūksta, ar ne, tas gal ir temperamentas, bet aš kai būdavau neščia, tai aš, nu, sirgdavau ir aš suprantu, kad, nu, ten vaistus labai turi riboti, ir aš galvoju, irgi, greičiau pagimdyčiau, galėčiau tada išgerti kokių vaistų ten, kad neskaudėtų ten gerklės kokios ar kažko. Bet ir kaip tu sakai apie šokis, tai aš taip irgi prisimenu, kaip norėdavau, kad greičiau nebūčiau nešia, kad galėčiau, nu, taip normaliai pasirgti savo. Nes kai nešia, nu, negali sirgti, nu, turi taip atsakomybę, ar ne, už tai, kad tie vaikai tavyje ten turėtų, nu, žodžiu, viskas tvarkoj būtų. Tai tas man buvo labai juokinga, nes aš, nu, tikrai, va, daug metų buvau ir tuose nėštumuose, ir žindymuose, žodžiu, labai juokingas dalykas. Tai va, o dabar kartais, va, kai peršalo, aš tikrai sau leidžiu pasirgti ir to prisipurkšti nosį ir išgerti nuo temperatūros, nu va, man patinka toksai laisvė tokia, bet dabar jau mažiau ir sergu, nebereikia. Žinai, ačiū tau, kad tu tai daliniesi, nes atrodo į galvą neina suprasti, ne kokie poreikiai pas žmonės gali būti. Nu, tiesiog leisti savo pailsėti, ne? Ir tą mes net pamirštam iš tikrųjų per tuos atskubėjimus, per kažkokius tai reikalus, ne? Ir per tas pareigas, kurias savo turi. Taip, aš manau, kad mano, nu, kūnas labai man padeda, nes tai būtent serga tada, kai aš pavargstu. Ir aišku, nu, ilgainiui, aišku, su metais dėvisi ir ten kiti dalykai prasideda, irgi reikia priimti normaliai, kad čia ne kažkokia problema, o tai yra tiesiog, nu, susidėvėjimas, nu, tai susinaudojo ten kažkas, nežinau, sąnariai, dar kažkas, bet jo, va, tas labai įsiklausyti, ar ne, o ką mums sako kūnas, mes čia daug šnekam dabar, daug aplamai erdvė yra apie tai, kad klausykimės savęs, savo kūno poreikių, nes jis pasako apie mūsų poreikius. Tai va, toks, manau, buvo labai juokinga patirtis, o vat dar kažkaip irgi apie keliones prisiminiau šitoj kelionėj, tokių, kaip čia pavadinti, tokio priėmimo, kas vyksta, ar ne, kad, nu, tu planuoji ir galvoji, kad gausi tai, ką planavai. Čia man buvo toks nuotykis, aš tą kelionę planavau, čia užsakinėjau tas viešbučius, mes kiekvieną naktį vis kitam viešbutį nakvojam, nes nukeliaujam, nelabai dideliais atstumais, bet visgi. Ir čia buvo toks prie Gardos ežero, aš paėmiau tokią nakvynę, galvoju, kaip gražu, čia bus prie ežero, prie pat kranto, toks kempingas. Ir galvoju, nu, paimsimės kempinguose, Prancūzijoje labai daug esam gyvenę, tokie būnam nameliai, labai tokie komfortiški, su virtuvėm, ten su, nežinau, su viskuo. Ir užsakiau aš tą kempingą čia. Nu, nuotraukas pažiūrėjau ten itališkai, kažkaip nebuvo kita kalba išversta. Nu, galvoju, nu, aš ten tą italų biškį mokiausi, bet labai labai mažai. Galvoju, nu, nieko, aš viską suprantu. Žiūriu 2 kambariai, žodžiu, ten virtuvėlė, kažkas, tai daug ten labai nesigilinau, užsakiau ir man paskui siunčia laiškus, jūs užsakėt palapinę.
Galvoju, čia ką nors netaip išvertė. mes, atvažiuojam, mes atvažiuojam palapinę. O, dievai. Nu, truputį ruduo, šiaip jau. Nu, naktį ten buvo, gal nežinau, 13 gal kokių. Ten iš tikrųjų buvo palapinė. Ir tokia palapinė įdomi, tokia, nu, ant tokių medinių rėmų, reiškia, tentas, 2 kambariai tikrai, nu, su lovom. Ir ta virtuvėlė tokia, viskas kaip nuotraukoj, bet palapinė. Ir žodžiu, mano šeima žiūri, mama, ką, kas čia bus? O aš pati, nu, aš esu tas žmogus, jie visi žino, nu, man yra svarbu 5 žvaigždučių viešbutis, bet ne palapinė, ir aš sakiau palapinę. Ir aš taip gražiai, kažkaip, aš tikrai pati save, aš taip save, nu, nežinau, pasiglošiu, galvoju, bet kaip aš normaliai sureagavau, nu, palapinė. Mes miegojom su striukiam, nu, ten su megziniais ir su kelniam, nes, nu, buvo šalta naktį, nes, nu, drėgmė ant ežero krant, labai gražus vaizdas. Ir laivai plaukia, ir ten visą naktį, žodžiu, tai laivai plaukia. Ir mes tokie visi atsikėlėm, tualetas ten kažkur tai už kilometro, ir buvo ne už kilometro. Nu, bet, žodžiu, labai faina patirtis, ir aš turbūt šitą kelionę prisiminsim kaip miegojimas palapinėje. Nu, bet kiek yra tų nuotykių kelionėse, ne? Nežinau, bet jau mums... Užduokit klausimų, beje. Jeigu turit šiaip klausimų į temą, į kontekstą, apie laiko valdymą arba apie finansus, gali Aurimas paklausti, iš ko jinai keliauja, arba manęs. Jeigu klausit, jeigu neklausit, tai nesakysiu. Tai va, arba siūlykite temas kitom laidom, o aš dar galvoju, pasidalinsiu, žinai, nes, nu, va, taip visai neseniai iš Facebooko išplaukė man irgi vienas iš tokių kelionių epizodų. Aš buvau viena iš tų, žinai, kur keliavo labai su kūdikiu. Kai Ema gimė, nu, tai manęs niekas nestabdė, žinai. Ir aš įvairiausias konferencijas, į mokymus iš to pačio Tailando į Kiprą, į Maskvą ir kur ten buvo, žinai. Ta prasme, jau čia transatlantiniai, žinai, skrydžiai. Ir aš kažkada skaičiavau, man atrodo, iki metų laiko, jinai buvo ar 11-12 šalių aplankius, o mano papūga 8. Aš dar ir su papūga keliavau, ja. Tai va, ir supranti, ir žinai, ten va tam Tailande, kai būdavo, jeigu važiuodavo į kokius mokymus, tai žinai, dar va Remą, nu, pasimdavau, kartais mama važiuodavo ar dar kažką, tai ten tų nuotykių buvo galybės. Bet čia buvo tas momentas, kai mes nusprendėm vis tik tai, kad mes jau įsikraustinėsim iš Tailando, žinai, ir, nu, čia vat vasaras ir taip leisdavom Estijoje, ir mano vyras jau buvo Estijoje, o aš, žinai, nu, likau Tailande su Ema. Ir vienu žodžiu, nu, jau kadangi kraustumės, tai tų lagaminų buvo nemažai, žinai. Mano Ema 5 mėnesių dar nesėdi, žinai, ten ant mano, ant mano pilvo, žodžiu, nežinau, man atrodo, lyg 6 lagaminai buvo daiktų. Žinai, ir aš jau taip iš ryto laukiu, tai visa laimė, kad aš žinau, kad su kūdikiu keliauju, tai reiškia, man reikia kažkaip tai rezervo laiko pasiimti, žinai, tai aš, nu, taip truputėlį porą valandų užsiėmiau, nu, labai anksti ryte skrydis dar buvo. Nu, ir vienu žodžiu, sėdimės laukiam ir taksi neatvažiuoja. Nu, žinai, nu, tikrai, nu, ta prasme, Tailande gyvenam, žinai, naudojam tokią privačią taksi įmonę, nes iš Patajos važiuoti į Bankoką ten yra, nu, 1,5 valandos. Visą laiką naudojamės, žinai, visada užsakinėjom, nu, kodėl turėtų jis dabar neatvažiuoti, neatrodo. Bet ima ir neatvažiuoja. Nes buvo šonkradas. Nauji metai Tailande, žinai, aš skambinu tam taksistui, jisai man sako, ir padaro. Aš jam vėl skambinu, jisai man vėl tą patį, žinau, paskui visai atjungia telefoną. Daryk, ką nori, žinai. Žodžiu, žinai, Tailande 4 ryto, man atrodo, Lietuvoje dar 12 nakties kažkur, tai, nu, žinai, tas laiko skirtumas, skambinu, Jukai į Estiją, nu, tas pas laikas. Žinok, nežinau, ką daryti, sakau, ieškom takso, žinai, visą laimę, kad tą rezervą turiu. Tai įsivaizduoju, nu, gerai, jisai nemiega, jisai skambinėjo iš Estijos, aš skambinėjau iš Tailando, o Tailande žmonės tai šiaip miega 4 ar 5 ten ryte, žinai. Ir mes ieškom taksi, kuris mane nuvežtų į Bankoką. Ir žinok, mums pasisekė, mes suradom tą taksi. Po 10 minučių atvažiuoja ir, žinok, tas laiko rezervas, o taip atėjome, tirpo, žinai, nu, bet pateko. Bet čia dar ne viskas, žinok. Ta kelionė buvo tokia kažkokia, žinai. Nes vienu žodžiu, aš nuvykstu tenai, žinai, nu, tai jeigu 6 lagaminai, pati supranti, kad, nu, ten ant tų vežimo vienas netelpa.
žinai, susidedu 3 ant vieno, 3 ant kito, M ant peties, žinai, ta prasme, pasas dantyse, žinai, ir einu prašinėti žmonių, kas man galėtų pastumti kitą vežimėlį. Ir žinok, tų gerų žmonių atsiranda. Žinai, ir nustumia, ir atsiranda, ir nuveža, ir padeda, ir viską, žinai. Nu, bet galiausiai topas, nu, žinai, ten ir ta kelionė, ten labai, ten galėčiau romaną parašyti vieną apie tą kelionę, nes, žinai, nu, ką tai reiškia. Bet, žinok, topas buvo tas, kad aš atskrendu į Helsinkį, žinai, ir supranti, mano Ema užsimano, nu, ten reikia į tualetą nueiti, ten vienu žodžiu, ten didesni reikalai. Žodžiu, aš ten tvarkausi ir girdžiu, praneša, kad skrydis vartai užsidaro. Aš bėgom, žinai, batai mano nukritę, žodžiu, žinai, šlubuodama, sakau, su tais pasais, su ta kuprinė vaikiška, su dar kažkuo, bėgu per visą tą oro uostą, žmonių galybės, atlėkiu prie vartų, vartai uždaryti. Dairausi visur, nu galvoju, nu, žinai, jau viskas, nėra, nei stiuardesių, jau nieko, žinai, viskas, jau žodžiu, nu, tad. Nu ir, žinai, ir ką aš žinau, nu taip vaikštau ir pamatau žmogų. Prieinu, žinai, nu, darbuotojas matau. Sakau, nu va tokia situacija, viską. Ir žinok, jis sako, nu gerai, pažiūrėsiu, gal man išeis ką nors padaryti. Ir įsivaizduoja, jinai paskambino. Ta prasme, jau faktiškai lėktuvas buvo, pradėjęs beveik judėti. Jinai sustabdo tą lėktuvą, sustabdo visas tas procedūras. Ir atidaroma. Ir aš galvoju, nu blemba, nu kaip ne magija. Ir visur suspės. Ne? Nu, tai tos truputį man riboto nevaikščiojimas ant krašto, bet įmanoma, ar ne, iš tikrųjų įmanoma. Jeigu tiki, turbūt, ne? Jeigu tiki ir nenuleidi rankų iki paskutinės. Nu, tai labai drąsi, bet pasakai, galvoju, Jėzu, bet tikrai drąsi. Drąsi ir, nu, atkakli gal sakyčiau, ar ne, ir, nu, kažkoks yra tame toksai, nežinau, jo, nu, viskas yra įmanoma, jo, ir būna visokių kliučių. Ir atrodo, tikrai, va, ir planuoji, ir ne tik, kad jau ten paskutiniam te darai viską, bet, va, atsitinka ir tą priimti, mokėti ir nepanikuoti ir galų gale. Žinai, aš irgi dabar taip išmokiau, kad, na, jeigu pavėluosiu, tai, nu, pasiimsiu kitą. Nu, tai bus tik finansiniai nuostoliai kažkokie, ar ne, kad atvažiuos kitas autobusas, atvažiuos kitas traukinys, bus kitas lėktuvas, ar ne, nu, bet kažkaip tame nusijima to tokio, žinai, sureikšminimo, tos nerimo, tokio labai, nu, bet tas labai labai svarbu, man atrodo, ar ne, išsilaikyti, nes jeigu to nepadarai, tai nebelieka malonumo to keliauti. Vien tik stresas, ar vien tik baimės kažkokio, matau klausimą, ar taikoma 8 valandas darbo, poilsio ir miego. Taip, aš taikau iš tikrųjų, labai skaičiuoju matematiką, labai mėgstu tokią matematiką. Ir taip būna, kad ir kaip sakyti, nepavyksta ir nusivagia kažkas, tai ne nuo miego nusivagiamas, ne nuo miego, aš nuvaginėjau nuo miego, aš prisipažįstu, aš esu savo laiko miego vagis, bet skaičiuoju. O tu? Aš, žinok, laikausi tokios truputėlį gal kitos higienos sau, žinai, aš savaitgaliais nedirbu, nu, ta prasme, tai man yra šventa, žinai, o žinot, ką reiškia freelanceriui, dažniausiai visą laiką yra koks nors ten darbelis reikalai, ne, kažką, tai aš savaitgaliais nedirbu ir aš laikausi higienos Facebooko ten ir socialinių tinklų, kad realiai aš ten tikrai mažai leidžiu laiko. Žinai, nu, ir toksai, bet aplamai mano telefonas yra numestas, dar kažką, tai, nu, toksai, aš daugiausia fokusuojuosi į darbus, kuriuos reikia padaryti. Žinai, ir taip tikrai būna, kad aš ten ir 12 valandų dirbu, bet paskui pasidarau savo pertraukas, balansuoju, bet nėra tos taisyklės pas mane 8, nu, kol kas jos nėra. Žinai, nes, nu, kitaip aš negalėčiau išbalansuoti. Bet realiai, va, tas pasižiūrėjimas, žinai, kad jeigu aš jau labai intensyviai kažką turėjau, tai pirmadienis pas mane laisvesnis, tai tikrai būna. Žinai, nu, toksai, arba kad pirmadienį pailsiu visiškai. Dar matau, kažkas kaip dažnai keliaujate, klausia. Nu, Aurima, pasidalink. Nu, tai va, jau Sonata pasidalina, kad labai būna dažnai. Aš irgi sakiau, kad, nu, buvo labai dažnai. Dabar tikrai suretinau, bet, nu, jos ir labai pabrango, tikrai turiu prisipažinti, tas irgi prisidėjo prie suretinimo, nes, nu, norėčiau dažniau keliauti, bet per brangu, tiesiog skrydžiai labai išbrango. Jeigu iki COVID galėjau daugiau sau leisti, tai dabar tenka labai skaičiuoti, nu, ir visgi tai nėra pirmos būtinybės reikalas, reiškia, kad, na, matuoju, kiek galiu sau leisti, tai suretinau.
Jo, žinok, tai lygiai tas pats pas mane, aš anksčiau, matai, aš dar ir į Lietuvą dažnai skraidau ir, mokausi Lietuvoje, ne kiekvieną mėnesį skrendu. Tai jeigu prieš kovidą skrisdavau su Ryanairu ir ten būdavo ir 5 ir 10 eurų už skrydį, tai ten gali, tiesiog, šiaip nusipirkti ir pamiršt. Tai dabar, klausyk, tai yra, ten 200 ir kažkiek. Tai ir už tai reikia sėdėti per naktį, žinai, kažkur tai portalė, kad susipirktos skrydžius, žinai. Tai tas šiek tiek riboja, bet matyt, vat, žinai, tas noras ir troškimas yra toks didžiulis, kad, vis tiek pasėdi, ne? Pasėdi ir pasėdi. Arba pasėdi kažkur tai jo, arba randi kažkokių tai pasiūlymų ar ne, ar su kažkokia, tikrai, vat, tas yra labai skatina vėl išradingumą, ar ne, visada iš deficito truputėlį labiau pasidarom kūrybingiškesni ir atrandam įvairių kitų galimybių. Tai man tas irgi labai patinka. Ir yra iš tikrųjų visokių projektų, per kuriuos galima keliauti, dirbti ir irgi tai padengia ir net tas išlaidas. Tai tiesiog daugiau išradingumo ir daugiau kūrybingumo. Tai žiūrėk, ačiū labai, mes gavom klausimų šiandien ir kažkokių pastebėjimų. Jeigu norėsit, galite klausti ir po šito laivo. Koks mėnesio biudžetas kelionės per mėnesį? Ernest, dabar teks mums Aurimą išsiduoti. Tai koks biudžetas tavo mėnesį? O aš dabar galvoju, nežinau, kad aš gal nesu tokia labai gera buhalterė, nes aš kaip kelionės planuoju, tai aš jas planuoju į priekį metam kokie. Tai gaunasi toks ne mėnesio, bet metinis biudžetas, ar ne? Ir tai ko gero kokių 30% sudaro mano pajamų, sakyčiau. Aš tai galvoju, žinai, pas mane tai, su biudžetu šitoje vietoje tai yra sudėtinga. Aš irgi, yra kažkokios tai, pasiūlymai, kažkokios tai, ar ten darbiniai pasiūlymai, tai ten jau moka, ne, bet jeigu iš kažkokio tai akcijas pamatau, tai susiperku bilietus, o paskui jau kažkaip atsiranda tų pinigų, ne? Ta prasme, tam dalykui atsiranda, žinai, pas mane nėra to tokio sunkumo, žinai, kad man dabar reikia sukaupti, ten suplanuoti ar dar kažką. Nes aš visada žinau, kad, jeigu jau ten bus kažkoks reikalas, tai blogiausiu atveju, kaip Aurimas sako, tai nevyks, ne, bilietą tada prarasi. Jeigu jau ten kažkokia. Ne, tai tas toksai, kadangi iš anksto susiperki visus dalykus, man tas patinka, nes tada tą gyvenimą planuoji pagal tai. Pavyzdžiui, aš dabar turiu jau sausio pabaigai kelionę, ar neturiu jau pakvietimą gegužės gale ir turiu planą rugpjūčio pabaigai, bet kitų metų. Tai tas metu jau dėlioji savo gyvenimą ir tuos pačius pinigus jau dėlioji, nes tai jau yra suplanuota. Tai sakau su biudžetu, bet aš manau, kad tai mano 30% maždaug ir aš perlipu kartais. Todėl, kad papildomų kažkokių tai atsiranda pasiūlymų, ar ne, arba akcijų, arba tiesiog, labai norisi, aš čia buvau užsigeidus, labai mėgstu operetės, yra toks Imre Kalmanas ir jo niekur dabar nestato pasaulyje, tik tai, aš neradau, gal ir stato, bet aš neradau, bet Vengrijoje, Budapešte, jisai ten yra vengras pats ir kaip tik jau buvo metinės spalio gale ir aš, taip norėjau, sakau, vyrui varom ten, bet aš pažiūrėjau, kad, realiai didelė labai suma, ten virš 1500 tik nuskristi, ten bilietas kainuotų maždaug 20 ar 30 eurų į tą koncertą ir parskristi vėl už 1500, galvoju, kažkaip neišeina. Ir nenorėjau, nepadariau šito savo, bet tokie impulsai pas mane būna, aš užsinoriu, ko nors pamatau, užsigeidžiu ir bandau organizuotis. Tai kartais tada perlipu biudžetą, jeigu ne visiškai, nes kai yra tiesiog tam tikruose, pavyzdžiui, Budapeštas kaip ir netoli, bet su automobiliu nenuvažiuosi greitai, o skrydžiai ten per kažkokius aplinkus, kažkokius dalykus ir irgi neišeina. Tai čia tiesiog norėjau pasakyti kaip pavyzdį, kad kartais galima, jeigu atsitinka įmanomi dalykai, tai tiesiog nuskrendi arba ir perlipi tą savo suplanuotą biudžetą. Žinai, klausau, prisimenu, žinai, kad, žinai, dažnai manęs klausia, ar tai tokį pastebėjimą duoda, sako, tu tokia kažkaip tai gyvybinga, ar tokia džiaugsminga, ar dar kažką tai. Ir, žinai, ir Aurimui aš tą patį matau, mes čia tokios artimos tame kontekste esame, ne? Ir man atrodo, tai yra apie tai, kad, turėti žmogus norų, ne? Ir, kaip sakai, pamatau impulsą, norą, ne? Ir, leidžiu savo, ne tai, kad, neįmanoma tam, žinai, ir kaip tada džiaugsies gyvenimą, jeigu šitai bus, ne? Yra sunku džiaugtis, kai save riboji,
neleidi, neduodi savo, ne? Bet kai save myli, nu, nelepini per daug, ne? Bet myli ir leidi savo norams, nu, realizuotis, ne? Kažkaip tai, nu, parodydamas kažkokį veiksmą, tai ir suteikia gyvenime džiaugsmą. Man bent jau. Taip, ieškoti to džiaugsmo, aišku, tai nėra irgi taip paprasta, bet sakau, ir neleidau, ir nenuvariau į tą Kalmano minėjimą. Bet va, dabar buvom Veronai už vakar ir žiūriu ten tą areną, nu ten jie va irgi sako, kad ten tikrai, nu va irgi Verona yra, jau nei Prancūzijoje aš nerandu tų senų klasikinių daug tų operų, nu ten jau nebesato, dabar jau šiuolaikinės daro, nu, viskas faina, bet man labiau patinka va tos visos senos ir aš žiūriu Veronai, jie daro toje areną, galvoju, nu viskas, reikės man susirasti ir atskrisiu aš čia. Nu, tai skrisim per irgi operos, operetės, baleto mėgėja. Tai va. Tai va. Irgi toks, nu, kaip užgaida, ar ne? Nu, tai čia niekam nereikia to būtinai, bet, nu, užgaida tiesiog yra tokia, va, nostalgijos tokios, nežinau, iš kažko. Tai bus peržengtas biudžetas, taip. Bus. Tai va, sunku su tais biudžetais, ne, bet biudžetus galima palikti kitiems, o mes vis tiek dar, nu, kažkaip tai vis tiek atsiranda tų idėjų ir planų, kaip tai realizuoti. Nu ką, mums reikia baigti jau, mūsų laikas atėjo į pabaigą. Ačiū labai už įsitraukimą, matau, va čia šaunuolės mus pagyrė, tai ačiū. Manau, kad visos mes šaunuolės, leiskim tik tai savo, žinai, nu, turėti norų ir po truputėlį juos pildyti. Ne? Tai ačiū, kad žiūrėjot. Aurima, kur mes susitiksim kitą kartą? Aš Ar tai jau bus būsiu Prancūzijoje? Prancūzijoje būsiu. Mhm. O tu? Aš dabar, aš jau tau minėjau, žinok, aš taip labai, nu, džiaugsmingai dabar 2 mėnesius planuoju nekeliauti, tai reiškia dirbti, bet nuo sausio ten prasidės. Bet vat kol kas, nu, žinai, planuoju, o kaip ten bus, tai nežinau. Tai aš irgi, aš dabar grįšiu po šitos kelionės ir, nu, keliausiu ten vietinės reikšmės, turėsiu tokių konferencijų, paskui biškį Paryžiaus, Nu, jo, koncertų tokių, nu, bet jo, bet viskas bus labai vietinės reikšmės, vietinės prancūziškos reikšmės ir irgi neplanuoju iki sausio kol kas, bet šiaip tai galvoju turiu norų, bet nežinau kaip su biudžetu jo, ar perlipsi ar ne. Ok, tai mes sužinosim tai, nes mes susitinkam kiekvieną antradienį, kalbame su Aurima ir visada galim sužinoti, tai kur mes keliaujam, kaip mes gyvenam ir kas vyksta mūsų pasauliuose ir be abejonės užduokit klausimus, mes atsakysime, ką sugebame ir jums. Tai gero ryto visiems ir iki pasimatymo kitą antradienį. Geros savaitės, iki visiems. Ate. Ačiū labai, iki.